Tai kaip ir pasieniečių šunims yra specialiai naudojamos petnešos su šviesą atspindinčiais elementais, tai lygiai taip pat ir mums, kurie turime savo augintinius, privalome tamsiu paros metu užtikrinti saugumą ir savo augintiniams. Tai kokiamis priemonės tą galime padaryti? Tai galime rinktis ir lietpalčius, kurie savyje jau turi įsiūtus šviesą atspindinčius elementus. Galime rinktis petnešas, antkaklius, pavadėlius ar skareles, kurie atspindi šviesą. Rudens oras, lietingas ar ne, labiau niūrus ir drėgnas tampa jau mūsų kasdienybė, todėl augintiniams privalome rinktis aprangą, kuri apsaugotų nuo lietaus ir nuo vėjo. Lygiai taip pat kaip ir mes, augintinių šeimininkai, slepiamas po kapišonu ar po skėčiu. Lygiai taip pat ir mūsų augintiniai jaučiasi komfortiškai, kuomet jiems yra šilta ir jų kailis yra sausas. Taigi tą augintinio komfortą gali padėti užtikrinti lietpalčiai. Nors augintiniai dažnai nemėgsta rengtis, tačiau lietpalčiai nevaržo judesių, jie yra lengvi, pralaidūs orui, dažnai lietpalčius galime reguliuoti specialiais dirželiais, todėl augintiniui bus paprasta judėti ir lygiai taip pat labai praktiškas pasirinkimas augintinių šeimininkams, todėl kad kiekvieną kartą grįžus po pasivaikščiojimo nereikia augintinio maudyti ar džiovinti augintinio kailio.